Pastaruoju metu, darydamas automobilių patikras prieš pirkimą bei paieškas, pastebiu vis naujų sukčiavimo būdų. Apie vieną jų norėčiau dabar jums papasakoti, nes per savaitę 3 sykius su tuo susidūriau, todėl jaučiu pareigą supažindinti jūs su sistema ir kaip nuo jos apsisaugoti. Dabar trumpai apie ją. Automobiliai iš užsienio yra gabenami į Lietuvą. Kai mes matom, automobilis parvarytas ir turi privalomąją techninę apžiūrą, dedam pliusą, nes ten būna fiksuota rida. Ir yra daug šansų, kad tai bus neatsukta rida. Bet ne visais atvejais. Nes būtent dabar noriu pašnekėti apie tokį atvejį, kai perpardavinėtojai važiuoja į užsienį, ten atsisuka rida nuo kokio ten 500 000 iki 200 000 ir pravaro per naują techninę apžiūrą ir vėl įrašo naują ridą mažą. Tada gabena čia į Lietuvą, pardavinėja kaip su tikra rida. Sako, va, čia vokietis man atidavė su dokumentais, su viskuo tikrai nesukta, nebent pats vokietis atsuko. Jie to pačiu ir atsakomybę nuo savęs nori nusimesti. Tai taip manevruodami pirkimo pardavimo metu. Todėl tai nėra rodiklis, kad tikra rida. Dar turite pasitikrinti VIN kodą patikimuose svetainėse. Tikrai ne visos yra patikimos. Nenoriu daryti nei reklamos, nei antireklamos. Turiu savo patikrintas laiko. Taip pat reikia daryti diagnostiką. Žiūrėti gyvus parametrus kiekvienam blokė, kokia yra fiksuota rida. Ir tada spręsti, ar automobilis turi tikrą ridą ar ne. Tiek žinių, gerų jums pirkinių ir jeigu turite kažkokių klausimų apie automobilius, rašykite komentarus, pasistengsiu juos atsakyti, padarysiu video. Iki.